Labas Karikatel knygų klubo bendruomenė, su jumis esame vėl aš, Domilė Ir Deimantė. ir šiandien mes aptarėme vasario mūsų knygų klubo knygą, tai yra The Housemaid arba lietuviškai Tarnaitė. Parašyta Freidos McFadden, kategorizuojama, jei neklystu, yra kaip trileris. Tai šiek tiek pakalbėsime apie siužetą, mūsų nuomonę, įžvalgas ir visus šitos dalykus. Ir, aišku, lauksim kitų nuomonės lygiai taip pat. Taip, tai trumpai pradedant apie visą plotą. Tai viskas prasideda tai, kad Millie yra jauna moteris, kuri išėjusi iš kalėjimo, iš tikrųjų nepamenu, dėl ko jin sėdėjo. Buvo paminėta, kai jinai dėl draugės, kad ją ten prievartavo ar kažkas tokio, norėjo prievartauti kažkoks vaikinas koledže, man atrodo, kad jinai jį nužudė lygiai ir jo. Ir kadangi jis buvo iš turtingos šeimos, tai jinai pralošė tą bylą ir ją pasodino į kalėjimą. Taip, tai ji išeina iš kalėjimo ir ieško darbo, kadangi buvo teista, niekas nelabai nori duoti jai to darbo, bando ten įsidarbinti už kandinės, ten irgi neišeina. Ar galų gale randa skelbimą pas labai turtingą šeimą ir panašiai, jinai ten užpildo CV, bet nieko nesitiki, gyvena irgi visą laiką savo automobilyje jo. Ir, žodžiu, vieną dieną paskambina jai iš tos Winchesterių šeimos, kur užpildė paraišką būti tarnaitė. Ir jie nueina darbo pokalbį. Tai darbo pokalbis įvyksta gana... Sklandžiai, sakyčiau, ta Nina atrodo ir fain, ir visa kita, ir visi namai švarūs, viskas tvarkingai kaip ir, ar ne, dar vis paminima, kad pati Milė irgi apsirengė kuo paprasčiau, kadangi moteris ir ateini pas ištekėjusią kitą moterį, tai yra tas stereotipas, ar ne, kad galvoja, kad negalvotų, kad vyrui atrodys patraukliai ar kažkas tokio. Taip, jinai užsideda akinukus dar. Jo, paprastą sijoną, apdribusi megztinį, žodžiu, kad tik kuo paprasčiau, kad jinai neatrodytų kaip čia threatening, grėsminga tarsi, ar ne. Ir kad gavo tą darbą potencialiai ir praeina tas pokalbis gerai, bet kiek pamenu, nieko ir nesitikėjo. Lygiai taip pat. Nes kažkaip jai ilgai ir neskambino ten, ten su kitais darbais buvo, ir tada vieną dieną jau, kai jai apima visiškai neviltis, jinai laukia skambučio iš Winchesterių šeimos, kur ją pakviečia darbui. Tai jie atvyksta, žodžiu, jau ten ir... Visas vaizdas labai pasikeitęs, ar ne? Visų pirma, iš kartas toks pirmas įspūdis buvo, ne, kad viskas gerai ir tokia įprasta šeima. Aš kiek pamenu, dar pirmo sutikimo metu, man atrodo, parodė lyg ir namus. Jo. Ir rodė, kur būtų jos kambarys tokia palėbytė. Ir jau tada jai buvo keistas vaibas to kambario. Jo, nes ten užeina į palėpę, ta prasme, ten palėpė tokia labai maža lova. Ten irgi pasižiūrė. Ir spina užrakinama kažkodėl, bet iš išorės ar kažkas tokio. Jin dar paklausė dėl ko, tai ten pasakė žodžiu, kad buvo kažkokia ar spinta, kažkas anksčiau naudojamas. Jo, kad buvo tiesiog palėpė realiai užrakinama. Jin dar pastebi langą. Pažiūrė, kad ten langas be rankenos kažkaip, bet ta prasme... Nesidaro ir tik į vidinį kiemą, kad realiai niekas nematytų jos. Jo, ir jinai, bet tada ji nieko kažkaip nepaklausė dėl to lango, man atrodo, pačioje pradžioje. Jinai nekreipė dėmesį vien dėl to, kad neturėjo iš ko rinktis. Realiai labai reikia darbo. Jo, jai užkliuvo šitie dalykai, bet jinai nenorėjo atrodyti problematiškai iš karto, nes jai labai reikia darbo, tai jinai nieko kaip ir nesakė. Bet tas jau momentas, kai jinai atvažiuoja kaip jau pasamdyta, ar ne, ir jau krausiasi, nešasi daiktus, toliau ir jinai, kai atvyksta į vidų pirmą kartą, ar ne, vėl antrą kartą čia gaunasi tos namus, kad kai viskas buvo prieš tai išblizginta ir Nina atrodė, ar ne, ta šeimininkė, ta Winchester, ar ne, normali, tai dabar viskas apkrauta. Tarsi, sako, kavos staliukas apkrautas viskom, ko įmanoma, kelių dienų ten picos likučiai, dėžės, podeliai, stiklinės, ar ne, skardinės, ko tik nori, tarsi visur belenkoks jovalas, kad jis sako, net neįsivaizduoja, kaip įmanoma apskritai namus taip apjaukt, ar ne. Tai jau jai irgi kilo įtarimas, kad kaip supras, kaip tokia moteris, jinai nieko neveikia, jau labiau, kad ta moteris nedirba, taip, kodėl tie namai tokie apkusti. Jai jau tokių kaip ir klausimų pradeda kilti. Ir eigoj vis daugiau, kai jinai jau pradeda dirbti, ar ne, vis daugiau pradeda matyti. Ir dar jinai iškart pastebėjo, kad keistas vaibas yra, kad sodininkas, net pirmą kartą, kai atvyko, ar ne, kai jis buvo nedraugiškas, ar kad jisai... Ir jis kažką pasakė itališkai. Jo, ar kad net
papurtė galvą, kad jinai neįsidarbintų tarsi ten. Jo, ir jis, ne, aš pamenu, kad jis pasakė žodį kažkokį itališkai, jinai nesuprato, bet jis vis įsiminė. Ir tą pačią pirmą naktį, kai jin miegojo jau savo toj palėpiai, jinai susirado internete, nu, tipo, ką reiškia tas žodis, ten tas žodis reiškia kažkaip gelbėkis ar padėk, nu, tipo... Kad, nu, žodžiu, kad yra pavojų realiai, kad jie jo. Danger, man rodos, tas žodis buvo kažkoks toks. Tai... Jo, kad, žodžiu, kad labai daug tokių dalykų pradėjo lyst, kad, nu, keisti vaibai ten ir ne, ir kažkaip nelabai jauku. Ir eigoje pradeda matytis, ne, vis labiau tokių Ninos psichozių. Realiai, kad jinai kaip nesveika elgėsi, labai nuotaikos keičiasi, tai jinai faina, tai jinai ten, atsimenu, turėjo būti ten mokykloje ar ne tėvų ar kažkoks rinkimas, jinai ruošiasi, pati nukišo kažkur savo dokumentus, ryte ateina viską mėto virtuviai, kaltina šitą Miletą, ar ne, kad jinai tipo nukišo kažkur. Ir tarsi, kad drapsto dalykus iš šaldytuvo ištraukus, ten pieną ar kangrindų taško, viską Milei reikės tvarkyti. Kad va, tokie momentai. Kitą dieną jinai vėl visą gerą, o aš turiu rūbų, kurių nebenešoju, va tau dovanoju, tipo, aš jau juos nebeilendu. Va tokie va momentai, kad į mokyklą nusiunčia į pick-upą, nors susitarus su kaimynu ar ne, kažkokiu tenai, nes vaikai kartu eina į ten burelį ar kažkas tokio, kad iš tikrųjų pasimsė, ten siuntinėja kažkur, bet nei tema visiškai. Ir daug tokių dalykų išlenda, kurios keistas elgesys. O iš kitos pusės vyras... O tada atsiranda vyras jo, kuris, man iš pradžių jisai atrodė visai fainas, jisai labai... Paprastas, taip, toks... Paprastas, kartais užtardavo... Žemiškas toks, jo. Jisai toks padėdavo dar kartais susitvarkyti, ten, kai ta Nina ten sudaužė kažką, dar kažką, jis pats tipo, pasiėmė šluotą, ten padėjo šluotą. Nu, toksai, man... Visiškai no suspicious, man patiko, aš iš pradžių pamačiau, iš pradžių gal net šipinau biškį. Man pirmi, nežinau, 2-3 skyriai, kai jisai taip pat gražiai elgės jo, bet tada galvoju, kad something ain't right, iškart buvo tas toks pradėjo keistis man pakiklai, bet jo, iš pradžių vyras buvo fainas atrodo, toks žemiškas, padeda, kad ramina tą žmoną, kad net ir tas pats, kad ten ištaškė tos viską virtuvėje ar ne, kad ten ieškoto ir kokio ten to ar ne vaikų mokyklos tos susirinkimo dokumentus, kur ten ruošės prezentacijai, sako, tai gal tu turi kopiją kompiuterį. Tai vis tiek nebus nuo nulio, tipo, eik viskas gerai, nu, tipo, padirbs jie ten ramina, bando būtas toks mediator, ar ne, mediatorių situacijos, kad, tipo, nuraminti. Bet tada pasimato tokį, kad jisai specialų dėmesį pradeda jai skirti šiek tiek, ar ne? Milai, ne? Jo, kad tarsi flirtuotas, tokios užuolankas mest, tie komentarai, jie ten pradėjo atskirai nuo jos kalbėtis, kaip jam sunku, ten teliką kartu žiūrėti vakare, kai sutiko, ar ne, tokie, kur neturėtų būti tokių susijimų, ta tokia atmosfera tarp jų keista, kad tarsi, o jisai vedęs, ta prasme, ir čia laiminga santuoka. Ir kuo toliau, tuo daugiau vėl kažkas keistėtas jų ryšys. Ir plus dar atsiranda tų dalykų, kad jinai palėpiai būdama girdi keistus dalykus, ar ne? Savo tam kambarį. Ir man atrodo, nebuvo jos kažkaip vieną naktį ir užrakinę? Ne, man atrodo, neužrakinę. Ne, jinai, aš nesupratau, iš tikrųjų, ten buvo užrakinę, ne, nes buvo, man rodos, antrą naktį. Strigdavo duris. Kad taip užstrigo, jinai bandė ir tada viskas tvarkoj buvo. Bet tada irgi tie keisti dalykai buvo tarp, kur Nina maždaug pradėjo sakyti, kodėl to akinių nenešioji, žinai, toksai, kur nesin... Jinai pradėjo prisikabinėti, nu apskritai, kad sakau, jos tas nuotikos, vieną dieną viskas gerai, kitą dieną Milei viskom užkliūna, tarsi, kuom tik įmanoma, absoliučiai. Paskui irgi kas ten buvo, kad jie pradėjo su vyru pyktis, ar ne? Ir aš galvoju, ar čia buvo po viešbučio jiem ten kartu, ar ne, kad jinai pradėjo specialiai siuntinėti parduotuvės specifinių produktų, ta prasme su užgaidom, jeigu neranda, jin ten po 5 parduotuvės važinėja, ieškoja ten ir panašiai, ar ne, kad specifinė ten duonos rūšį rastų, jeigu nėra, siūs fotkės, kad jinai išrinktų, kurie iš pasirinkimo ten tinka, tarsi, nu nenormali, tarsi realiai nenormali buvo. Ir su to vyru, ar ne, pradeda ten, ir Milei irgi, kai tvarkė namus, jie pasirodė keista, ar ne, aš atsimenu, kad kodėl tokį, ir jinai prasirausė pro medicininę tą spintelę, kur vaistus laiko vonioj. Ir rado vaistų, ar ne, nuo šizofrenijos, nuo to, aš nežinau, kaip lietuviškai vadinasi, bipolar disorder. Bipolinis. Bipolinis sutrikimas. Apskritai, nu, tokių, Jo, maniakinė depresija irgi buvo paminėta jo. Jo. Tai, iš tikrųjų, man, kai jin rado tuos vaistus, man kinda make no sense, nes, nu, tipo, čia buvo faktas, kai jin kažko serga, tie vaistai patvirtino šitą dalyką. Aš vyro dar iki to laiko neįtariau, nes, jeigu tu turi vaiką, tu esi santuokoj, tai, ką darysi, tu nepaliksi
ta prasme, žmonos vien dėl to, kai serga, žinai, kažko. Bet dar kitas dalykas, tas vaikas yra jos iš tikrųjų. Ne jo, irgi, jo. Taip, ir tas vaikas keistas, irgi ta mergaitė tokia irgi nenormali. Jo, jie rengdavo ten labai, ta prasme, tokiais pasteliniais rūbais, kur, nu, tu realiai mažo vaiko tokiais rūbais nerengsi. Porcelianinė senovinė lėlė, ta prasme, būdavo rengiama realiai. Ir apskritai net elgdavos, irgi tas vaikas labai šlykščiai ir su pačia Emilė. Taip. Ir ten, tipo, tas dar Andrew vis padėdavo ten, žinai, ten pamokydavo ten Milai, kad žiūrėk, čia, vat, jinai mėgsta tik tuos chicken nuggets su dinozauriukus tokius formos, žinai, ten valgy dar kažką. Ir man makeino sense viskas iki to laiko, kai to Andrew tėvai pradėjo siūsti tas porcelianinės, nu, tas suknelės tokias šviesas, tipo, ten irgi tam vaikui, kur, tipo, nu, aš galvau, kad, žinai, čia normalu, Andrew pusė visą normali, bet tada kodėl jo tėvai, žinai, tipo, kinda supportina that shit, žinai. Ir tada man prasidėjo toksai, kad, kažkas čia ne to. Man apskritai būtų elementų, nes pradėjau girdėti gandus, jau kai nuvyko į mokyklą ar kažkur, kai kažkas susiminė, kad jinai bandėlė vaiką nužudyti savo. Kad jinai, kad jinai, tipo, dėl ko jinai yra nesveika ir dėl ko tų vaistų yra, kad buvo situacija, kad jinai bandė vaiką nužudyti. Ir man jau buvo nelogiška ant to, kiek jinai saugo tą savo dukrą ir kiekvieną momentę ten ir visą kitą. Ir dėl alergijos irgi. Kad vaikas plakami ten buvo peanut butter alergiška. Kodėl namie laiko peanut butter? Dar žemai, tavo, kad pasiekė. Jo, ir pasiekiam, ir kad būtų alergija. Ir tai galia paskui knygos paaiškėjo, kad iš tikrųjų, nu, Nina ir nenorėjo laikyti to peanut butter. Kad ten iš tikrųjų buvo vapšė, pačio Andrew ar ne pasirinkimas šitai daryti, kad tarsi specialiai tai būdavo. Bet jo, man, pažiūrėjau, kas leis apskritai tos vaisių spintelę, aš atsimenu, aš kai skaičiau, nors su vyru diskutavau, ar ne, apie tą knygą, aš ją pasakau. Sakau, jinai tikrai stobalinė sveika, kokias šizofrenika ar kažkas, ir tikrai kažkada tu rasti vaistus. Porą skyrių ahead tą patį parašo, būtent, kad randa vaistus, bet tada aš skaitau ir man toks, tas Andrew per daug trinas. Ir tada, nu, aš kadangi, man buvo tikrai nuspėjama, aš daug neskaitau, bet žiūriu detektyvų, tų true crime, visą kitą. Tai man ta knyga buvo pakankamai nuspėjama ir man buvo toks, jinai apsimeta. Man atrodo, kad čia yra ne taip viskas, kaip atrodo, kad čia bus situacija, kur jinai yra trapped ir jinai bando atstumti vyrą kiek įmanoma, kad priverstų jisai ją dingti iš namų. Ar ne, tai ir tas Andrew toks prisiplakimas man keistas. Ir tada buvo tas momentas, kai jis labai akivaizdžiai su ja flirtuoja. Akivaizdžiai, kaip jam sunku, kaip jis čia su Nina nebegali susišnekėti, kaip jinai ten į daiktus net mėtė, ar ne, kai jinai nusileido iš palėpės. Bet šitą man tas flirtavimas irgi. Nu, kai aš, žinai, nežiūrėjus tiek ten ir true crime ir visko, tai man tas flirtavimas toks atrodė nublemba. Žmogui tikrai sunku, jis gyvena santuokoje, kuri nėra ten tokia nupoliruota, kaip jisai griūva, ta santuoka realiai jo griūva. Taip, ir aš kaip ir suprantu, čia atsiranda, ta prasme, nu, žemiška moteris, kuri ir padeda tvarkytis, ir čia prižiūri vaiką, ir visą kitą. Tai tas toks trauma bonding atsiranda tiesiog realiai. Jo. Ir aš gėtinau tą flirtavimą, man jisai buvo labai natūralus. Flirtavimas jo, bet man ant kiek jis lengvai tam pasidavė, man va čia buvo nenatūralu. Šitas dalykas, ant kiek jis lengvai pasidavė tai situacijai, nes tai kaip jisai bandė rodyti tą pusę, kad jisai nori labai kovoti dėl savo šeimos, tipo, ir jam svarbu, ir jis nenori Ninos palikti, nes jeigu jam būtų ant tiek sunku, senai būtų ją palikęs. Jo. Nes čia buvo klausimas, kodėl jis iš viso yra tartoj santuokai, jeigu jinai tokia nenormali, ar ne? Nu, tipo, koks žmogus būtų su tokia nenormali, kuri vieną minutę jai viskas gerai, kitą minutę viskas blogai, pagal tai kaip jinai elgdavos, atrodė, kad jai reikėtų pagulėti psichuškai, realiai ilgą laiką, biški pasigydyti. Nu, ir, tipo, vyras su vaiku būna, tipo, be problemų ir belenkiek metų ar nesantuokoje ir dar bando susilaukti. Tipo, čia irgi tas dalykas, ne, kad jie nori susilaukti to vaiko. Tai jau čia keistumai. Plus, kad kas tenai buvo, kad jinai pradėjo bendrauti su tuo sodininku irgi. Jo. Ir ta psichavo, kad ta sodininka ten į namus leido kažkokiu daiktų atnešti, kur jinai negalėjo pati pakelti. Nu, va tokie, va, keisti momentai ir tas Andrew ir ypač tas, kai po to viešbučio realiai, ar ne, kad tos bilietus, kad aš tave čia nusivešiu į ten tą koncertą kažkokį, nes niekada nemačius ten baleto operos ar kažkokio ten renginio žodžiu, ar ne. Ir iškart susimesti viešbutį ir pats ten lenda, pats inicijuoja, nu, bet ant tiek jau stipriai ir pamiršęs tą žmoną, man keista, kaip žmogus, kuris tiek stengiasi išsaugoti santuoką, kad kai tik pasitaiko galimybė, iškart labai lengvai pasiduoda. Iš va tos pusės man buvo keista, nes, kaip tu sakai, aš gerit iš to žemiškos pusės, kai tau yra visiškai šikna ir belenkiek metų, tu gal neberandi ryšio, tu toj santuokai su to žmogum ir toks maždaug iš reikalo būni. Ir jauti, kad pradedi pasiduoti galbūt.
Bet dažniausiai nebūna, kad paimi ir tai bam ir iškart viskam pasiduodi, nes jau tiek metų kovojai. Taip, tai man iš tos pusės buvo keista, kad, tipo, Andrew man pradėjo kliūt, kad man atrodo, kad čia tas flirtavimas, bent jau man buvo, kad taip, nėra iki galo. Ir sakau, man net jos tas nesveikumas buvo įtartinas, nes, tipo, jeigu jinai tikrai būtų ant tiek nesveika, jisai belenkoks turtingas ir panašiai, ar ne, tai būtų kažkokia pagalba namie papildoma. Gydytojai, kažkas, terapija, kad jie prižiūrėtų, ten psichologija atvažiuotų privačiai toliau, o čia nieko nebuvo. Jo, tipo, iš tos pusės nieko nebuvo, jo. Kad tas, sakau, man jos iš pradžių patikėjau tą jos, tipo, psichinę pusę, o paskui galvoju, čia kažkaip nieko nevyksta, kad jisai dėtų tą tokią kad jai suteik pagalbą, realiai, toj pusėje nieko tokio nevyksta. Tai iš tos pusės man pradėjo toks biški tarimas kilti ir tai, kad jisai labai pasiduoda lengvai tą flirtavimą ir dažnai net pats inicijuoja. Miliai beveik nieko net nereikėjo realiai daryti. Jis tiesiog buvo, dirbo savo darbą ir jisai pats ten prie jos lindo. Tai vat pradėjo kelti irgi įtarimą. Bet tai esminis dalykas, ar ne? Kad Milė galiausiai permega su Andrew. Taip. Ir suseka tai žmoną. Čia buvo, aš nesuprantu kaip, jinai tik po to sužino, kad ten ta žmona yra įrašius kažkokią sekimo programėlę jos telefoną. Tipo, shit, tipo. Bet jinai suprato iš to, kad bandėgi paskambinti ir nieko nebuvo namie. Nes jinai landline skambino ir tipo nieko nebuvo namie ir jinai bandė išatmazinti, kad tai aš gal miegojau jau, tipo, aš buvau viršui ten savo toj palėpinė girdžiu, o Andrew gal miegojo, tipo, nežinau, tokiu laiku. Bet ten kažkaip buvo, kad išrišo galiausiai, kad pagal tos telefonus, kad skambinėjo, kad jie, žodžiu, kad jie iš tikrųjų, nebuvo jų tiesiog namie. Kad jie buvo dingę, bet tik po to sužinojo, nes jis sekė, jie visą laiką jie sekė, realiai buvo programai rašyta. Ir irgi ten tarp jų įvyksta kivirčas. Ir jis išvaro ją iškart iš namų. Jo. Tai nebuvo čia, va čia man buvo tas toks kertinis, tu per daug lengvai išvarei žmoną. Jo, man buvo, tu prasme, man iš viso, bet man buvo žiauriai įdomu, ta prasme, kaip jinai guli palėpė, jinai išgirsta, kaip klykauja ten, matė, žinai, ir jinai nusileidžia slapta, ta prasme, ten klausytis. Ten dūšta stiklai, ten, kaip supratau, veidrodį sudaužė, dar kažkas. Jinai pagalvoja, kad Marots Nina sužydė tą vyrą ar kažką. Jo, buvo tas momentas, kad galvoja. Jo, ir tada, man atrodo, aš tiksliai nepamenu, bet jis tiesiog galų gale... I can take this anymore, tipo, nebegaliu šitaip viskas varyklau. Ir jinai paklausė dar specialiai, o kaip dėl vaiko, tipo, pasim kiek, ne mano vaikas, tipo, ne mano atsakomybė. Ir išvarė ją. Ir tik po šito, ar ne, apsikeičia, apskritai net atsimenu knygoje, tas point of view, kad pradėjo pasakoti Ninos prieš kažkiek ten metų tą istoriją, ar ne, kaip jinai susipažino. Ir jau pradeda matyti tada, kad tas Andrew iš tikrųjų yra predator, ar ne, kad jisai yra tas blogietis grobuonis, ar ne, kuris ant tų tokių silpnų moterų, jis kaip taikinį laiktų, tokias, kur galėtų, nes jinai buvogi, kas ten, sekretorė ar kažkas to įmonį, kur priklauso jo tėvui ar jam. Ir jinai tuo metu buvo tapus mama, jai ten pradėjo lykinti, jo, čia viskas, ir jinai į ofisą ir tas tuo metu jos viršininkas pasišaipė, o jis tada pamatė. Ir jis tai atėjo pas ją ten Ivonę, vaidina tokį gerietį, čia kad jie supranta ir pakvietė į pasimatymą. Jis jau tada, kaip čia, prieino, kaip čia lietuviškai ir ne, tų silpnų moterų. Kad jam reikėjo tokios, kur atrodo bejėgė, be išeities, ar ne, kad, tokia visa silpnutė ir jam, sukėlė sudomėjimą. Ir tada tik sužinom, kad Nina specialiai realiai tą scenarijų darė, kad jinai ne šiaip savo pasamdė Milę, ar ne, kad jinai atrodytų kaip ta silpna, bejėgė, kad jinai būtų ta psichinė, kur gautus, kad Nina yra psichinė tam, kad jinai pastatytų Milę į tą bejėgės vietą. Jo. Ir kad tai sudomintų jos vyrą, bet Ninos tikslas ir buvo pasamdyti Milę dėl to, kad jinai turi tą kriminalinį rekordą savo šitam, kad jinai buvo realiai nužudžius vyrą, kuris pakėlė ranką ar ne prieš moterį. Ir... Nes jin tikėjo, kad jinai... Nina tikėjo, kad Milė gali padėti, dabar ir susitvarkyti su vyru tuo. Todėl... Šiaip tas man ta Nina dėl to labai smart pasirodė. Jo, aš iš tos pusės gal jo, Nina elgė smart, nes jinai buvo labai užspausta. Jisai grasino vaikui, taigi irgi paaiškėjo, kad kas ten palauk buvo, kad jisai jai prigirdė tablečių, kad jinai atrodytų visa apsnūdus ir vaiką paguldė į vonę. Ir tipo sudėjo tą scenarijų, kad atrodytų, kad jin bandė nuskandinti savo dukrą. Jo. Tipo, kad jinai realiai niekada nepakeltų prieš vaiką rankos, jisai ją apsvaigino ir pats iškvietė tada ten į ligoninę, ar ten kažką iškvietė pagalbą, ar ne, į namus, kad visą tą scenarijų sudėjo, kad jinai atrodytų, kad jinai
kėsinos, tipo, nužudyti savo vaiką ir jinai oficialiai būtų įrašyta kaip, ale nesveika ir pavojinga ir negali pati prisimti globos vaiko. Ir jis visą laiką tai laikė virš jos galvos. Kad, tipo, jis padarė, kad, jeigu tu bandysi pabėgti, aš tavęs atimsiu vaiką. Tai, tipo, jinai bijojo pati pabėgti. O nužudyti pati irgi suprato, kad jinai nesugebės, tipo, neturi drąsos. Kas gal nice, kai jinai čia bandė tą apmastyti per aplinkui, bet aš nemanau, kad reikės slėpti nuo Ninos. Aš manau, kad šitoj vietoj būtų buvę daug normaliau kažkurio momentu pasišnekėti kaip moteriai su moterim ir tiesiog paprašyti pagalbos kažkokiu būdu, nes dabar realiai, jinai sugalvojo gerai, bet jinai privertė Niną kentėti realiai, iki uždarė ją ten toj palėpėj, kankino. Bet matai, ta prasme, kai tu jau tiek patiri, kai tave, ta prasme, uždarinėja irgi pačiai palėpė. Tau jau kiti pofik palieka, jo. Tipo, man prioritetas būtų vaikas, žinai, ir tu, tipo, galvoji, kaip savo vaiką išlaisvinti, ta prasme, iš tokio šūdo, tipo, kažkokia moteris, jo yra tas žmogiškumo aspektas, kad o kas jai bus, bet kai yra vaikas, tu statai vaiką pirmoje vietoje ir kaip pabėgti iš tokios, tipo, toksik aplinkos. Jo, bet buvo, aš net neatsimenu už ką, aš atsimenu, kad, ar ne, išvarė tą žmoną, jis tai Stamilė permiegojo ir ką jinai ten pasakė, kad ar jisai paprašė dėl plaukų kažką, jis tvarkyti plaukus ar nusidažyti, aš neatsimenu, ką jinai padarė, taip, kad jam nepatiko. Jo, jisai tada, kai ta žmona išvarė, jisai pradėjo taip po biškį, tipo, viskas idealiai, taip, familija atrodo ir panašiai, bet tada jis pradeda komentarus maždaug, tipo, kodėl tu čia šaknų nenusidažai šiandien, žinai, tipo, arba, tipo, čia tau susiglamžius kalnierius, tipo, žinai, kažką tokio, kur, what the fuck, tipo. Kažką prie estetikos ten jos susikabino išvaizdos, jo. Jo, kas, tipo, tipo, aš nežinau, aš net dabar, kai mes pasakom, tai neskamba taip blogai, bet knygoj, ką ten rašė, tai, tipo, tikrai skambėjo, tipo, what's wrong with you, blet, tipo, man pasakytų taip, čiūvas, aš sakyčiau, tiesiog jisai labai priekabiavo ir jisai užsiminė, marods, dėl plaukų jos, jinai irgi taip sureagavo. Jinai nuignoravo tą faktą ir tada jinai atsibudo. Ir atsibunda palėpiai. Ne, jie kažkaip susitiko palėpį, jis dar ten su jie, tipo, permiegojo tai palėpį ir neatsibudo uždaryta. Jis paprašo sutvarkyti kažkokius žurnalus, ten dokumentus, kurie spintoje ir dar eidama į palėpę susimasto, kad, tipo, what the fuck, aš nemačiau jokių dokumentų ten, kai aš miegojau. Kad padėtų kažką surasti, jo. Jo, ir, tipo, jinai, what the fuck, nėra ten, žinai, nieko. Bet jinai vis tiek nueina ir jisai... Užrakinai. Dar jie permiega toj palėpį, jo. Ir tada jinai atsibunda jau užrakinta viena palėpį. Jo, kad, tipo, ją nubaust. Ir jinai ką ten palauk turėjo po vieną plauką išsirauti. Jo, jin turėjo ten 100 kažkiek plaukų išsirauti. Kad matytų šaknis, tipo, ir sudėti voką. Jo. Ir, tipo, pritrūko ar kažkas tokio, ar per daug ten porą buvo. Ne, buvo kažkaip ar nulūžų šaknis, ar nesimatė. Tipo, jo, ir, tipo, liepė iš naujo jai. Jo. Ir va taip pat ją kankindavo, tam dar ten kažką buvo padaręs, aš net nebeatsimenu. Jinai tada irgi kažką padarė, ar dėl to kalnierius, ar kažkas, nebepamenu, kad liepė jai knygas ant, tipo, ten tos... Ant preso laikyti jo kažkaip knygas. Jo, kad ir ten užsidėt žiauriai daug knygų. Ai, nes gal jinai marots nesutvarkė tų knygų kažkaip, tipo, ant stalo. Paliko. Jo, jinai pasiėmė knygą nuo jo lentynos perskaityti ir paliko ant kavos staliuko. Jo, ir, tipo, kad pamokytų, liepė laikyti jai. Ar jinai kažkaip laikė per trumpai, nes jisai buvo įrengęs kameras tas pats. Jo, stebėdavo ją. Tada vėl jinai turėjo laikyti. Ir... Kad jie ten net melinės, man atrodo, kažkas tokio galiausiai tipo atsirado. Ir man labai keista iš pradžių, kai uždarė, aš jau supratau iš karto, kad viskas wrong kažkas. Bet, ta prasme, pati Milly, jinai ne iš karto, ta prasme, gebėjo savo, žinai, pripažinti, kad čia dar kalbėjo, jinai bandė, ta prasme, galvoja, gal čia užsikirto, žinai, kodėl jisai neateina, kur Andrew, žinai, kodėl visą dieną jo nėra. Jinai dar teisindavo vos, nežinai, kad... nenorėjo patikėti, šoko būsena ta buvo, kad tipo, viskas atrodo fainai, o dabar čia, tu kalėjime realiai atsirandi. Tai toks irgi. Ir paskui jinai kažkaip jį apžaidė, ar ne, kad jisai įeitų į kambarį, jinai jį uždarė. Aš to momentą nebetsimenu, iš tikrųjų, kaip jinai jį ten, kad jie apsikeitė vietom realiai gavos. Žinau, kad Nina paliko marots buteliuką ar dažų ar dujų kažkur užslėpta ten toj spintoj, kur, nes buvo, kad Milly ieškojo to kibiro ten, kur tas padėtas šlapinimuisi ir panašiai. Ir ten už to kibiro kažkur buvo padėtas buteliukas. Ašarinių dujų, ar ne? Jo, teisingai, ir jisai, kai ją jau atrakino, atėjo su ją pasišnekėti, norėjo paklausyti apie kamerą specialiai, kad nežinotų, kur yra kameros.
Ir kad papurškė šitą, pasiėmė telefoną, viską išėjo ir užrakino jį, man atrodo, tada. Jo. Ar tada ten irgi liepia dantis? Ne iš pradžių liepia knygas laikyti. Ai, irgi. Jo, ir jam ant klyno liepia laikyti knygas, tipo, kad užsidėtų ten belenkiek valandų ir vis sakydavo, tu ten pritruko tiek minučių, dabar tas anas. Ir galiausiai, ką ten padavė replės, kad jis rau dantį. Ir tada gavos, kad Enzo, man atrodo, kalbino tas sodininkas tą Niną, kad turim važiuoti padėti. Nu, kad nesąmonę tai palikti. Ir jisai paskambino, kad aš nemačiau, kad Nina būtų išėjai. Ta, kad Milės. Paskambino Ninai ar parašė, pasakė, reikia važiuoti padėti, nes aš kelias dienas nemačiau, kad būtų išėjęs iš namo, kad kažkas jau negerai. Ir Nina atvyksta ir randa, ar ne, Andrew negyvą. Ir jinai paleido Milės, kiek atsimenu. Pasakė, važiuok iš čia, aš sutvarkysiu. Aš neatsimenu, kaip kad mentas buvo. Kad Milė ateidama dirbti, man atrodo, gi norėjo paieškoti mergaitės kažkokios ten, kur prieš tai dirbo, ar kažkas kitokio. Ar jo buvusios panos, ar ten Nina, kad ieškojo prieš tai buvusios ten tos merginos, kur tam name ir gyveno ir dirbo prieš tai kažkas tokio. Bet negalėjo jos rasti. Jos kontaktai tiesiog dingė, ar ne, jos adresas, ten visa kita. Ir tada paaiškėjo, kad ten buvo to mento dukra, kuri pakeitė realiai visus savo vardus, taip toliau po šito. Ir tėvas žinojo, kas įvyko, bet negalėjo įrodyti realiai niekaip. Ir kadangi tiesiog taip nuskilo ir jisai tą bylą, nu, iš čia pats debilas buvo išrovedantis. Ir nurašė, atsimenė. Jo. Man, nežinau, man ta knyga, nu, tu turi vieną nuomonę, man vienintelis dalykas, kur tikrai prajuokino, nes aš daug kur mačiau, kad čia yra nesveika, aš laukiu tų laidotuvių, kai ateis ta mama, nes aš supratau, kad jo motina yra nesveika, kas iš mamos prisimokino. Ir jos tas komentaras, tai Ninai, kad, nu, va pats kaltas, bet tu šaunuolė maždaug pamokinai, kad reikia valytis dantis ir vertinti dantis. Ta prasme, aš balsu žvengiau iš šitoj knygų, šitoj pabaigoj. Man, kad ir kaip buvo nuspėjama, bet man tiesiog patiko, kad davė bent jau tą tokį finalą, kad tikrai parodė, kiek nesveika motina buvo. Tarsi, kai visiškai kad sūnus mirė, nes va pats kaltas, nes dantų nesivalė, nesaugojo, tai nenusipelnė dantis turėti. Aš kažkaip, manęs nenustebino, kad motina psicho, nes, nu... Manęs irgi šiaip ne. Aš mačiau vien iš to, kad blemba siunčia ten tos krepšėlius su kūdikiu ir dar kažką, nu, tai va... Dar žmogus net nesilaukė, ką tu čia darai, kodėl tu čia siunti, vos net čia tos baby basketus, dar kažką. Tai jau ir man šiza atrodė, kad jie yra. Bet jo, šiaip man labai patiko, man buvo netikėta. Nu, dėl Andrew man buvo tas netikėta. Man buvo netikėta dėl Ninos, nes aš visą laiką ją mačiau pusę knygos kaip bad character, nu, tipo, žinai, evil. Ir tada apsikeičia, žinai, kortos ir kadangi aš buvau dideliam reading slampe, tai, nu, man šitą knygą, aš ją pasiėmiau tiesiog nesenai planytę, trumputę, galvoju greitai aš ją perskaitysiu ir aš realiai ją įveikiau per dieną su pusę, nes labai fast pacing, labai viskas greitai vyksta, nėra kažkokių low burnai, žinai, dar kažkas, kur tipo dar, nu, man labai greitai viskas, bet man patiko, todėl aš, ten irgi nebuvo šedevras, tikrai esu skaičius ir detektyvų, ta prasme, kur labiau išplėtota, kur viskas daugiau, bet kadangi I'm going for the mood, tai man žiauriai patiko, mane ištraukė iš reading slumpo visiškai, tai aš daviau 5 žvaigždutės ir nežinau, tikrai skaitysiu antrą dalį, va, užsisakiau 3. Žiūrėsim kaip kitos. Aš daviau 3 žvaigždutės tik tai. Ir tai iš tos idėjos, kad aš suprantu, kodėl žmonėms gali patikti. Aš skaičiau taip, nes aš pagrindę skaitau, ar ne, fantasy romances, kažkokį romaną, ar dark romance, mačiau, galvoju, nu reikėjo kažko visai kitokio, tipo tarp fantastinių knygų, ir galvoju, va, senai skaičiau trilerį. Ir kaip tik, aš jam antros skaičiau rudenį, žiemą, žodžiu, ne dabar kaip mėnesio knygą, bet aš jau seniau ją buvau skaičius. Ir galvoju, va, kaip tik, nu, tipo, tamsų sezonas prasidėjo, vaibas, trileriai čia, visa kita, ir kad apskritai, nu, tas Housemaid Frida McFadden čia išversta ir lietuvių kalba labai visur populiariai įkišta, tie atsiliepimai įvairūs, tikrai daug gerų atsiliepimų, nu, galvoju, pabandysiu. Prieš tai mano paskutinis turbūt trileris detektyvas buvo skaityta visą Hannibalo seriją, ten studijas pabaigus, ar ten mokyklą pabaigus, tikrai labai senai, 10 metų atgal, ar ne. Ana serija man labai patiko, šitą mane žiūri nuvylė. Dar gal sakau, kad tai, kad aš skaitau, nu, blemba, žiūriu ir detektyvus, ir true crime, ir pas mane apskritai tos tokios, aš analitikė apskritai dirbu, analitinės smegenis, ar ne, kur viską matau, ir tose pačia fantastinėse knygose tos politinius plotus bandau numatyti, ar ne, kaip kas vystysis, ta prasme, pas mane vis tai, kad dirba smegenėlės, kad numatyti dalykus.
Ir aš, numačiau kelis skyriai, ta prasme, į priekį, grinai, kad, vat, Ninai ten ras vaisius, kad kažkokia šizofrenikė, bet tada, kad blemba jinai čia vaidina, kad tas Andrew įtartinas, kad taip toliau, ir kai skaitai thrillerį, kur nėra didelio character development, nėra kažkokių romano linijų, nėra kažkokios politikos. Visa esmė yra, kad tu nežinotum siužeto, kažkokia ar ne intriga vyksta ir kai tu viską numatai, praranda prasmę. Yeah. Tiesiog praranda prasmę. Tavo worst enemy yra tavo analitiškumas realiai. Jo, bet aš esu skaičiu, aš, pavyzdžiui, po to skaičiu dar vieną trailerį bandžiau, John Banville's Snow, taip man atrodo ir vadinas. Labai kitoks, nes ten pačio veiksmo beveik nėra. Trileris apie tai, kaip senesni laikai Airija, po tų laikų, kai buvo labai daug tokių religinių perversmų, nes pas juos religija labai buvo stipriai surkišama ir būtent kunigą nužudo. Bet pats detektyvas yra apie tai, kaip atvažiuoja mažą miestelį, kur dar tik DNA dalykai yra ten atsiradę ir taip toliau, ten 60 metų ir kažkas tokio. Ir jisai tiesiog eina ir diskutuoja su žmonėm, tiesiog duoda jiem išsišnekėti. Ir tu iš to vaibo toks psichologinis, bandai pajaust, kas išsiduos, kad nužudė. Tai visiškai toks vaibas, bet man, pavyzdžiui, buvo daug įdomiau, nes čia turi būti fast pacing, va tokie keisti tie veikėjai, tokie psichiniai, labai tokie ribiniai, žinai, kai nebūna toks visiškai kategoriškai kažkurį arba high arba low veikėjai pasiekia, arba visiškai psichė, arba visiškai normalus, žinai, bet vyras visiškai vienu metu normalus, kitu metu visiškai psichas. Nina irgi vienu metu atrodo visiškai psichinė, paskui labai normaliai, tipo high and low nėra kažkokio vidurio, to tokio spektro plataus, labai staigiai nuo vieno prie kito peršokinėjimą, kad duota tokį, staigiant emocijų efektą, bet kai pamatai tos triukus ir atpažįsti, neveikia. Tiesiog neveikia ir man, sakau, aš daug 3 žvaigždės. O per kiek laiko perskaitai? Aš šitą knygą, aš ją skaičiu savaitę laiko. Man čia realiai yra 2 dienų skaitalas, aš kankinau. Aš galvoju, žinau, kad tu prasme, kai tu pasakai apie analizavimą ir panašiai, kad kai aš kadangi labai greitai perskaičiau, nes aš tiesiog non-stopų ją skaičiau, tai nebuvo laiko man kada galvot, kada, tipo, ieškotų kabliukų, man tiesiog buvo įdomu. Kad sėdi ir galvoju, kaip čia dabar, aš skaitau, aš tiesiog suvokiu šitos dalykus. Ne, bet pavyzdžiui, aš kaip Fisherį, aš skaičiau realiai 2 savaitės, ir aš tiesiog, nes kol aš neskaitau, aš tiesiog random, žinai, bet čia nesąmonė, žinai, dar, jeigu aš skaityčiau man nebūtų laiko galvoti ir aš tokia būčiau... Oi, ne, man taip neveikia, aš kad ir skaitau greitai, tarsi man vis tiek... Tu vis tiek galvoji, Taip, aš tą patį, Gitana galės paliūdyti. Arba tą patį Fantasmą, kur aš skaičiau. Aš ją greit perskaičiau per 3 dienas, ta prasme, 2-3 dienos, kiek ten turi laiko. Aš tau viską nuspėjau, mes susirašinėjom, aš tau visą plotą parašiau as I go, ką aš numatau. Su Gitana irgi susirašinėjom dėl Crescent City, kur 800 puslapių prakeikta knyga, visos 3 knygos po 800 puslapių. Pirma dalis. Aš ją skaitydama, Gitanai pusę ten knygos skaitau, jau rašau visas savo teorijas, nes ten yra toks tipo Murder Mystery Whodunit šiek tiek pirmoji knygoj. Visas teorijas parašiau ir viena iš jų buvo teisinga. Kokiu atveju. Tarsi man tiesiog veikia as I go, aš matau veikėjus, vardus, koks čia vaibas iš karto ir man jau sukas, kas čia galėtų įvykti. Tai man nereikia tų pertraukų, kad aš galėčiau pamastyti. Man kaip tik yra atvirkščiai, jeigu Quicksilverį aš suklausiau, kadangi klausiau ir ten darbė sėdi kažką įsijungi fone ar ne. 2-3 dienos, kas ten 16 ar kažkiek valandų, iš tikrųjų, ta knyga yra audio formatu, tai per, tikrai gal kokias 3 max 4 dienas aš ją suklausiau. Tai pakankamai greitai ir vis tiek po to jau aš kai sėdžiu, nes iš pradžių aš įdėjau 4 žvaigždutės, bet aš paskui pamažinau, nes aš kaip tik po to, kai sėdėjau, aš supratau, kad man daug dalykų man užkliuvo, žinai, tas toks, bet kas liečia tą analizavimą ir tą ploto numatymą, tai man yra, aš tau atrašiau tą patį Fantasmą ir aš sakau, tokiam puslapį, tokiam skyriui gerai nuskaityti ir mano jau visa teorija yra iki tol pagal tą informaciją, kurią turiu, beskaitant. Tai tiesiog, nežinau, labai tikėjaus daug, nes autorė labai populiari, gal iš to buvo, kad norėjau, tenai skaitytas trileris ir norėjau to tokio tikrai efekto, kad būtų wow, bet nebuvo. Tiesiog man nebuvo, buvo labai nuspėjama, veikėjai man nebuvo patys įdomiausi, buvo labai stereotipiniai, paimti tokie labai... tam tikrų kategorijų labai stereotipiniai, kad atliktų tą vaidmenį, kas, okei. Ir tikrai suprantu, kodėl kitiem veikia, man tiesiog neveikia. Tiesiog, sakau, toks tai jo. Čia labai normalus dalykas. Man kaip tik veikėjai buvo labai įdomus, aš skaičiau paauglystėj seriją knygų Palėpės gėlės, ten Andrew autorė, man atrodo, ir irgi buvo apie, ta prasme, ten... Kaip atvyksta šeima į namą ir vaikus užakina palėpį, žodžiu, evil močiutė. Ir man labai priminė, man žiauriai geri vaibai buvo, man iš dalies releitinau, ta prasme, ir vis tos istorijos man, žinai, susisiejo. Ir kaip tu žinai, irgi man Divine Rivals buvo, aš irgi, kadangi susisapatinau su savo praeitim, man jinai buvo wow. Aš kinda getinu, kodėl, pavyzdžiui, Deimantei nepatiko.
Bet kadangi Mes diskutavom, sakai, kad I do have valid points, tavas ne, kad tikrai turiu tų tokių pointų. Bet aš sakau, kadangi I'm going for the mood, ir tipo, jeigu aš dar, kažkokia susiję su mano gyvenimu dalyką, tai aš nežinau, man pavyzdžiui, irgi tas Fort Wingas, tipo, man baila ten, wow, nes, čia aš esu ir man... Lūžta kaulai. jo, ir aš tiesiog, kito neįsivaizduoju, žinai, ir man vien dėl to duoda tokį wow faktorių, nes aš labai relatinu. Yra tas, jeigu gali sustapatinti. Man gal daugiau buvo tas, apskritai, kai aš grįžau skaitimą ir Akotaras buvo ta pirmųjų knygų ir man Feira labai relaitinau, nes labai tas justice jausmas, kad nori teisingumo, kai jauties nepritapęs ten savo šeimo ir savam rate, kur turėtų būti natūraliai tavo ratas. Ir plus, kad ir piešia ir visa kita. Man buvo tiek daug dalykų, kur labai relaitinau ir tam tikri jos poelgiai, kur aš būčiau lygiai tą patį darius, tu prasme, identiškai. Tai, yra tų momentų, tada tos knygos daug labiau arčiau širdies, nes, kaip sakai, susitapatinai ir tu randi save tose knygose. Bet su Housemaid man šito visiškai neįvyko, tu prasme, absoliučiai. Ir nuspėjama, dar duodu vilčių traileriams, sakau, bandžiau skaityti šitas, turiu mintį, kada paskaityti Neverlie šitos pačios autorės. Aš turiu knygą irgi pasiemus iš Worksų, šiaip galvoju, bet dabar gal netimti, nes dabar perskaičiau Little Stranger. Ir taškas smegenis, kaip žinau. Aš galvoju, iš tikrųjų norėčiau padaryti apžvalgą, bet... Aš nežinau, kodėl tu skaitai, nes aš žinau, kad Little Stranger pati neklausiau, neskaičiau, bet kad yra visiškai atskiras experience paklausyti audio. Aš nežinau, ar tu girdėjai ištraukų. Aš girdėjau ištraukas, man šiaip su audio yra hate relationship, nes, mano protas, aš negaliu susifokusuoti į kelis dalykus vienu metu, tai jeigu aš klausaus, aš turiu realiai legit žiūrėti sieną ir tipo, galvoti apie tai, ką aš klausau, nes aš negaliu nieko kito daryti. Aš, pavyzdžiui, gal ir tai, kad aš negaliu darbe, nes aš video editorė ir, aš kai editinu video, aš turiu video klausytis. Taip. Tai aš negaliu tai klausyti. Man to laiko nėra kada tiesiog to klausyti. Man iki darbo ten irgi 10 minučių, tai kada aš ten paklausysiu, žinai, važiuojant. Tai toksai yra, kad bandžiau, gaminant ten valgyti, dar kažką, bet... Neradai dar arba tos aplinkos, kuriai tinka klausyti. Būna taip, žinai, sustabdai audio, kad išmaišyt blynų tešlą, tada atspaudi šitai, paklausai 5 minutės, gerai, reikia iškepti. Man labai veikia, žinai, kada dar aš Lolakį žaidžiau, įsijungus, kadangi ten jau by default man viskas spaudyti ir tiesiog žiūrėti ir aš galiu klausyti vietoj muzikos fone, tada tipo audio klausau. Mano smegenis neveikia. Bet tas veikia, jeigu žaidi solo ir nesu kažko partijos, ko reikia šnekėti, nes tada iškart nebeveikia, bet tokie dalykai, arba ten, nežinau, buknuką kokį rinkau, galima įsijungti kažką. Tu kažką darai su rankom, kur nereikia daug fokuso, bet jeigu reikia aktyviai naudoti savo smegenis kitam dalykui, tada be šansų. Ok, tai tiek apie Housemaid, ar ne, šiam kartui žiūrėsim, ką išrinksim kitam mėnesiui. Šiaip irgi labai įdomu jūsų nuomonės, ar patiko, ar ne. Galite parašyti tiek mūsų Facebook'e padarytam post'e, tiek po šio video komentarais. Kadangi mūsų su Deimante nuomonės yra labai skirtingos, tai tikrai labai įdomu, kaip kiti vertina, ir kokį įspūdį paliko, ne? Nes jau šiek tiek mačiau, kas paskelbėm, kad išrinkom knygą komentaruose, kad irgi yra, kam patiko yra, kam nepatiko, labai skirtingų irgi. Labai įdomi, kad nėra tokio kaip ir viduriuko. Jo. Tu žinai. Aš tokia pusiau, nes aš galiu suprasti, ko man yra įdomi, yra tų gerų vietų joj, bet aš tiesiog manau, kad šita knyga apskritai yra overhyped. Iš tos gal pusės, kad nėra, kad labai bloga ar kažkas tokio, bet tiesiog jinai neverta tų liaupsių ir to vertinimo. Kaip visas internetas sako, aišku, Damilė nepritarė, bet čia kiti dalykai. Žodžiu, čia dėl skirtingų labai dalykų, bet tai yra visiškai normalu. Lauksim visų nuomonės, diskusijų ir taip toliau ir susimatysim kitais kartais. Labai tikimės, kad prisijungs ir mūsų likusias moderatorės prie mūsų kitose apžvalgose. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim kitose apžvalgose. Ciao.